Diena, man jau pristatė ir mano pranešimo temą, bet galiu pasikartoti, tai yra detektyvas, kiek kitokia, dingusi pogrindinio leidinio Aušra numerių pėdsakais. 1975 metai kunigu Prano Račiūno ir tuo metu dar kunigo Sigito Tamkevičiaus idėja pogrindinis leidinys išėjęs Aušra. Po 72 metų pasirodžiusios bažnyčių kronikos taipogi tapo naujų atskaitos taškų pasipriešinime prieš sovietinę valdžią be ginklo ir pratęsimas to, ką mūsų tauta istorijos kartais ir nepalankiausiais momentais buvo priversta išmokti. Ginti savo kalbą, laisvės, vertybės, tikėjimą. Šiandien galėdami laisvai puoselėti savo valstybės gyvenimo vertybinius pamatus, turime galimybę išdidžiai atsigręžti į Aušros pėdsakus ir būtent švęsti jų buvimą su mumis jau 50 metų. Ir švęsti juos amžininkų atsiminimuose, liudijimuose, atminimo įstaigose ar ir praėjus beveik pusį amžiaus nuo pirmojo numerio pasirodymo, liudyti naujas patirtis. Ta darau ir aš, gimus jau nepriklausomoje Lietuvoje. Mano patirtis su Aušra buvo visai kitokia, įrėminta į savotišką nuotykį, puzlę, ar netgi galėčiau sakyti savotišką detektyvą. Tad einant šią linkmę ir norėčiau pristatyti savo kiek kitokią tyrimo problematiką ir tikslą. Remiantis iki šiol publikuota ir surinkta medžiaga yra nurodoma, kad iki atgimimo laikotarpio 88 metų buvo išleistas 60 arba 61 Aušros numeris, o ir kai kurių egzempliorių medžiagą pavyko išgabenti į užsienį. Šiandien Bažnyčių kronikos fondo direktorės Dianos Adomaitienės teigimu, taipogi kronikų fondas šiuo metu tesaugo tik 35 numerius, 35 transkribuotus galime rasti ir jų internetinėme puslapyje. Tad mano pranešimo tikslas yra būtent pristatyti dingusių Aušros numerių, taigi nuo 36 iki 61 numerių paieškų eigą ir šio detektyvo rezultatus. Svarbu pabrėžti, kad pranešimą dėl tyrimo aplinkybių, informaciją rinkus elektroninių laiškų pagalba ir interneto platybių paieškų būdu, net ir nesistengiant sukonstravau kaip mano paieškų ir įspūdžių pasakojimą. Na, o kiekvienas geras pasakojimas, manau, privalo išlaikyti kulminaciją ir tą pabandysiu padaryti ir aš. Taip pat siekiant išlaikyti tam tikrą pranešimo tvarką, stengiausi jį suskirstyti į šias dalis, tai savotišką įžangą, tyrėjas rezultatų dalis, archyvų ir žiniasklaidos pagalbos aptarimą bei išvadas. 2024 metų gruodžio pradžia, susitikimas su Diana Adomaitiene ir turbūt čia yra mano paieškų pradžia, visgi tikiu, kad ne nuo čia prasidėjo tikras detektyvas, idėja surinkti visus dingusius Aušros numerius, manau, slypėjo pačių šio leidinio iniciatorių ar leidinijos artimų asmenų viduje jau seniai. Tad būtent susitikimo metu iš Dianos ir gavau pasiūlymą apsiimti šią temą ir todėl tikrai šią atsakomybę garbingai prisiėmiau ir aš. Ir taip paprastai tapau detektyvę. Mano pradžia irgi buvo užimta sąrašo sudarimo iš karto, į ką kreiptis su užklausa. Galbūt saugote mano ieškomų Aušros numerių. Taigi, būtent buvo vykdoma muziejų, bibliotekų, įvairiausio mokslo ir kultūros įstaigų paieška ir atranka. Iš tiesų, pirmuosius pamestus Aušros numerius po 35 radau tik tais išgirdus apie dalyvavimo konferencijoje, dar net neturint savo tyrimo temos. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto pastangomis yra pasiekiamas puslapis Savilaida, kurios tikslas nuo 2008 metų surinkti ir paskelbti visus 8-9 pogrindinius leidinius. Taip pat esu čia pasižymėjusi ir probleminę vietą. Puslapyje nurodoma, kad Aušros išleidimas baigėsi ties 61 numeriu. Tačiau, manau, ne tai svarbiausia, ogi svetainėje galime rasti suskaitmenintus pilnai 37 numerį, 38,
42 numerį, 43 ir 46. Sakyčiau, tikrai labai motyvuojant ir daug žadanti pradžia. Kitos dienos taipogi apėmė sąrašo pratęsimą, šlifavimą ir paieškas internete. Ir norėčiau pasidalinti tokiu irgi trumpu nutikimu. Atrodo, kai tik tais pradedi galvoti apie tai, apie aušrą, apie tos leidinius, kurių ieškoti, atrodo, vaisiai ateina savaime, tai vienas Vilnietis susisiekė su karo muziejumi ir pranešė, kad norėtų perduoti šiek tiek aušros leidinių, jų turėjo jų savo archyve ir atvykus jų atsimti visgi paaiškėjo, kad tai yra ne tie numeriai, kurių ieškome, tai 15, 16 ir 17, žinoma, labai reikšmingi, tačiau visgi ne tie. Ir teikčiau, dėl šventos ramybės įsijungusi tokią detektyvą verta pasižiūrėti, o gal net ir būtina žvilgtelėti ten, kur atrodytų, tokie leidiniai tikrai saugomi, bet galbūt yra primiršti, o galbūt ten jų niekas ir nesumanė paieškoti. Tad detektyvas tikrai nebūtų, manau, tikras detektyvas, atsiprašau, praleidau 46 numerį. Detektyvas nebūtų tikras detektyvas nepatikrinus bibliotekų, o šiais laikais tai yra padaryti labai lengva, vos keliais kompiuterio klavišais. Ir tuomet per bibliotekos tyrimus iškilo Jono Dainausko asmenybė, tai nebijoju jums girdėtas asmuo, tačiau auditorijai dar kad pristatau, jis Čikagoje vykdė gautos aušros perspaudą. Ir kaip minėjo kolega Bubnys, tai iš viso buvo išleisti 7 tomai šių aušrų. Ir būtent, kaip būtų keista, tokių amerikietiškų aušrų perspaudų saugo labai daugelis Lietuvos bibliotekų, o būtent lietuviškų aušros numerių iš tiesų radau vos keletą. Tad apibendrinant, ir Jono Dainausko 86 metais išleista paskutinį 7 tomą, irgi sudarė 31 ir 35 numeriai. Nenorėjau kartotis, kad į vieną tomą įėjo po keletą numerių. Tai žodžiu, ir 86 baigėsi simboliškai su 35 numeriu. Galbūt tai yra dar viena priežastis, kodėl tokiais retais ir pamestais atrodo tampa likę numeriai. Tad buvau priversta irgi uždėti varnelę ant bibliotekų, kaip patikrintų. Netgi Vrublevskių biblioteka taipogi tesaugo Čikagos tomus. Iš tiesų, kaip jau minėjau, šio tyrimo pamatą sudaro susirašinėjimai laiškais ir pirmasis kontaktas buvo Jūratė Žukauskienė, kuri davė taipogi Dianą, ir laišką nusiunčiau gruodžio pradžioje, atsakymą gavau tik tai šių metų sausį, visgi su atsakymu, kad jie savo archyve Lietuvių katalikų religinėje šalpoje jų neturi. Visgi yra žinoma, kad pasipriešinimo metai šalpos darbuotojai prisidėjo prie ne vieno kronikų numerio pervežimo. Jūratė pasiūlė kreiptis į draugą, tai seniausiai už Lietuvos ribų Amerikoje leidžiama lietuvišką laikraštį, ir draugui taipogi nusiunčiau laišką, draugo redakcijai ir ofisui, net nežinau kaip pasakyti, tačiau atsakymo iš jų negavau iki šiol. Ir gruodžio 9 dieną išsiunčiau vienu metu laišką netgi 59 adresatams ir, kaip minėjau, pagrindą sudarė Lietuvos muziejai, įėjo ir kultūros, mokslo įstaigos, organizacijos esančios ir JAV, o būtent nuo gruodžio iki vasario sąrašas pasipildė dar kontaktais, kurie buvo duoti jau atsiliepusių asmenų per laiškus, mano kolegų, ar kurie paprasčiausiai man šovė į galvą. Tad jau kitą dieną iš tiesų gavau nemažai laiškų atgal, o per visą likusį laiką jie ir pildėsi. Ir verta pabrėžti, kad atsakymo iš daugelį išsiųstų laiškų dėja negavau atgal. O taipogi daugelį gautų laiškų atsakymas buvo neigiamas, nesaugomi. Beje, svarbu paminėti, kad kontaktus rinkausi tiek tokius, kurie pagal savo pobūdį būtų artimi pogrindinių leidinių tematikai, ir vietas, kuriuose negali žinoti, ką saugo, kas slepia, pavyzdžiui, provincijų muziejus. Tad taip norėčiau ir prieiti prie vienos iš tyrimo dalies, tai pirmojo rezultato. Ir visada yra liūdna gauti neigiamą atsakymą, tačiau šiuo atveju manau, kad tai irgi labai svarbus duomenys, kurie padėtų signalizuoti ateities tyrėjams iš karto, kur neverta mūsų ieškomų aušros numerių ieškoti. Tad pristatau sąrašą.
Bažnytinio paveldo muziejuje, Kauno miesto muziejuje, KPD archyvuose, bibliotekoje, prezidentūroje Kaune, Kalvarijos krašto muziejuje, Kėdainių krašto muziejuje, Ąžuolyno bibliotekoje, Švietimo muziejuje, Klaipėdos universiteto bibliotekoje, Kretingos, Vilniaus muziejuose, Vilniaus universiteto muziejuje ir bibliotekoje, Čiurlionio dailės muziejuje, literatūros Maironio muziejuje, Pasaulio lietuvių centro archyve, kaip minėjau, Katalikų religinėje šalpoje. Raseinių biblioteka atsiliepia, kad turi tik tais Aušros amerikietiškos tomus. Žemaičio Alka irgi saugo tik tais keletą aušrų, kaip matote, bet ne tų, kurių ieškojau. Biržų krašto muziejus turi tik tais vieną numerį. Lietuvos istorijos instituto bibliotekos fonduose taipogi yra tik tais Dainausko perleisti numeriai. Kauno 9 forte yra saugomi irgi tik tai 6-7. Nėra Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkiniuose, tačiau muziejus saugo nemažai pogrindinės literatūros gautos iš vyskupo Jono Kaunecko, su kuriuo pasiūlė susisiekti, tačiau laiško iš Kaunecko atgal negavau. Ir Šiaulių aušros muziejus saugo keletą aušrų. Ir Vytauto didžiojo karo muziejus taipogi saugo tik tais nuo 1 iki 18 numerių aušrų. Pradėjau rezultatus su liūdnomis naujienomis, tačiau į kitą dalį, tokią vidurinę, savotišką laiškų kelionę, pasistengiau pateikti jau įdomesnius, viltingesnius rezultatus. Gavau atsakymą iš Biržų krašto muziejaus, kad, kaip minėjau, čia yra tik tais vienas aušros numeris. Numerio, apie kuriuos teiravausi, neturi, tačiau pasiūlė pabandyti kreiptis į Algirdą Butkevičių. Jie minėjo, kad jisai buvęs laikraščio redaktorius, kraštotyrininkas, jie patys pasisiūlė pabandyti jį pakalbinti. Tačiau pranešė atgal, kad Butkevičius nėra susidūręs su šia aušra, pas jį nepatekusi, galbūt čia turime omenyje mano ieškomi numeriai nuo 36 iki 61. Tačiau pats Butkevičius davė nuorodą pabandyti kreiptis į Virginijų Gasiliūną, kuris yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojas. Taigi iš vieno laiško sielai išaugo 2 šakos. Butkevičius dėja, kaip matome, be tolimesnių vaisių, tačiau atsirado kitas kontaktas Virginijus Gasiliūnas ir su juo taipogi sukontaktavau ir pokalbis buvo įdomus ir norėčiau šiek tiek pasidalinti jo mintimis ir idėjomis su jumis. Ir jisai pranešė, kad apie leidinį žino tik tais iš antrinių šaltinių ir pasidalino savo spėjimais. Tai cituoju su perfrazavimu. Jei trūktų kelių numerių, būtų suprantama. O šiuo atveju jų yra net 26. Kad tiek daug trūksta, net kronikų fonde skatina užduoti kitokį negu jūsų pranešimo pavadinimas klausimą. Ar nesusipainiojo aušros leidėjai numeruodami? Dvigubą numeraciją labai pavojinga. Tai kaip suprantate, kontekstas šiai Virginijaus minčiai, jog mūsų aušra pratęsė Basanavičiaus aušros numeraciją. Tiesiu citatą, galima suklysti, apsirikti vieną kartą, tos klaidos nepastebėti ir tęsti jau klaidingai numeruojant. Tai be abejo tik spėjimas. Visgi labai greitai Gasiliūnas atsakė, kad jo spėjimas nepagristas, tačiau iškėlė kitą problematiką. O ar tikrai patikimas liudijimas, kad iki 88 metų išėjo 61 numeris? Taipogi pasiūlė Lietuvos ypatingąjį archyvą. Galbūt ten yra kokių išlikę sekimo bylų, iš kurių kažkas paaiškėtų. Žinoma, ši Virginijaus mintis, kas liečia archyvus, yra irgi labai svarbi, tačiau archyvai tai jau yra visai atskiras tyrimas, prie kurio dar galėsiu vėliau pakomentuoti. Po įdomaus pokalbio su Virginijumi iš jo taipogi gavau dar kontaktų, į ką pabandyti kreiptis. Tai pirmiausia, Antaną Terlecką jaunesnįjį, galbūt jom žinatelis senelio archyve kažkas yra. Kitas Julius Asnauskas, dėl kurio perspėjo, kad susisiekti su juo elektroniniu paštu Virginijui pačiam nepavyko, tik tai susitikus jį atsitiktinai gyvai, tad iš tiesų iš Juliaus taipogi Asnausko laiško atgal negavau ir aš. Ir kaip matote, nuo Biržų muziejaus prieiname prie Antano Terlecko, iš kurio pavyko gauti laišką ir jis pasiūlė
pabandyti kreiptis į Agnę Suchodolskytę, kuri dirba Mažvydo bibliotekoje, rankraščių skyriuje retų, tai nusinčiau laišką ir ją, jinai atsiliepė, kad jeigu rastų kokios nors informacijos, būtinai su manimi pasidalintų. Na ir turbūt, kaip žinote, visokiausių atvejų nutinka su Mažvydo biblioteka, visko joje atsiranda, tad ateityje galbūt kažkas ir atsiras. Šioje dalyje taipogi norėčiau pasidalinti ir kitų pokalbių, vykusių su vienuolė Birutė Briliūtė, kurią pirmiausia atradau jums, manau, gerai žinomoje leidinyje, knygoje Bažnyčia, kronika ir KGB voratinklis, ir šiuo metu Birutė darbuojasi dekane Mary Whale Institute, kuris yra tarptautinis katalikų koledžas Britanijoje, Birmingeme, ir su jie pavyko sukontaktuoti tik tais per instituto puslapį, tačiau sėkmingai. Gavau laišką iš jos atgal ir manau, kad svarbu užsiminti, kad Birutė yra glaudžiai susijusi su kronikomis kaip jų bendradarbė ir taipogi prisidėjo prie Aušros dauginimo. Taigi stengsiuosi irgi trumpai nupasakoti pokalbį su ją. Birutė iškart pranešė, kad pergalvos visus įmanomus bičiulius, buvusius pogrindžio bendradarbius ir taipogi su manim susisieks. Cituoju Birutę. Aš pati eilę metų rašomąją mašinėlę bei roto printų dauginau Aušrą ir visada stengiausi išsaugoti po keletą šio leidinio egzempliorių slėptuvėje savo tėvų namuose Vilkaviškyje. Deja, po tiek metų namai jau seniai parduoti, o visas jų turtas neatsakamai išdalintas. Visgi Birutės dėka vienas jos išorinis kontaktas mane pasiekė, gavau laišką iš Aušros, prisistatančios kaip iš The Open University Anglijoje dirbančios, kurios tyrimų laukas jaunimo ugdymas pogrindžio laikotarpiu. Šiuo atveju Aušra su manimi pasidalino savo patirtimi ir pasiūlymais, jinai pati atlikinėjo Lietuvos ateitis pogrindinio leidinio tyrimą. Cituoju taipogi su savo intarpais ir perfrazavimu. Kur galėtume Aušros leidinio ieškoti? Didelės Aušros leidinio ištraukas perspausdindavo draugo dienraštis. Ir prieiga prie draugo archyvo yra atvira. Aš ten radau labai daug perspausdintų tekstų iš Lietuvos ateities ir kitų leidinių. Aušra darbavosi ir KGB archyve, kur aptiko, kad kai kuriuose disidentų bylose yra išsaugotos pogrindžio leidinių kopijos. Aušra pamena, jog buvo mačiusi ir Aušrą, tik tais neatsimena, kuriuos numerius. Toliau cituoju ją. Tačiau šis darbas yra panašus kaip ieškant aukso, nes dažnai bylų aprašymai netitinka turinio. Aušra užsiminė ir apie Aušros leidinius pasiekusius vakarus. Beveik dauguma archyvinės medžiagos susijusios su pogrindžio spauda jau perkeliavo į Lietuvą iš užsienio. Aš ją cituoju. Tačiau ji dar laukia savo eilės, kada bus kataloguojama ir prieinama. Per praeitus keletą metų susisiekiau su Lietuvos archyvais ir visi gražiai prašo, palaukite. Nežinome, kada pradėsime ar baigsime kataloguoti. Aušros pasiūlymas buvo pabandyti surasti, kur yra saugomas kunigo Alfonso Svarinsko archyvas. Jo bylose buvo saugomi nemažai kratų metų rasti Aušros ir kiti pogrindiniai numeriai. Kaip matome, Aušra pasiūlė ypač daug naudingų rodiklių. Iki jos laiško jau buvau pati parašiusi draugų į Ameriką, tačiau netikrinau internetinio draugo archyvo. Tai vėlgi irgi atskiras tyrimas ir bendrai situacija dėl užsienio archyvų ir mūsų archyvų bei kunigo Svarinsko, apie tai taipogi dar užsiminsiu ir šios dalies pabaigai noriu įterpti ir smagų komentarą. Laiške Birutė užsiminė, kad būtų labai norėjusi atvykti paklausyti konferencijos, tačiau šiuo metu jinai pati sako kalbą konferencijoje Paryžiuje. Nors ši rezultatų dalis tiesiogiai pas dingusius numerius netvedė, tačiau mano manymu jinai yra labai svarbi, norint parodyti, kiek toli gali nuvesti vienas laiškas ir vienas klausimas. Ir iš tiesų į kokią ilgą pagalbos grandinę galima patekti. Dabar pereisiu prie paskutinės rezultatų dalies kulminacijos. Taigi, kurgi įmanoma atrasti mūsų ieškotų Aušros numerių? Ar tik savilaidos puslapyje? Vilniaus muziejus atsakydamas, kad neturi numerių, nukreipė į Birštono muziejų su kontekstu, kad Birštone gyveno ir veikia rezistentas Povilas Buzas,
pogrindinės spaudos platintojas ir dalis jo palikimo yra saugoma ir Birštono muziejuje. Ir iš birštoniečių gavau atsakymą, kad jie muziejuje saugo 12, 14, 15, 19, 49 ir 50 numerius. Taigi iš mūsų ieškotų atsirado 49 ir 50 numeriai. Aušros 50-mečio proga muziejui pasiūliau suskaitmeninti trūkusius numerius. Tad po kiek laiko iš jų gavau atsakymą, jog pilnai nuskenavo 49 ir 50 numerius ir jie bus patalpinti į LIMIS sistemą, tai yra Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema, kurioje jie bus prieinami viešai, kada juos patvirtins sistemoje. Tad čia, manau, puikus pavyzdys, kaip iš tiesų negalima apeiti provincijos muziejų, visur galima sulaukti siurprizų. Atrašė ir okupacijų kovų muziejus, jau išsidaviau, kad čia jau tyrimai, kaip matote, temiškai mano artima institucija, dėl kurios pati turėjau vilčių, jog jie būtent saugo 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 ir 60 numerius, taigi net 10 mūsų ieškotų numerių. Galiu patikslinti, kad iki šiol iš Savilaida LT puslapį jau žinojame apie nuskenuotus 37, 38, 42, 43 ir 46 numerius. Ir iki šiol neatrastais iš okupacijų muziejaus tapo 44, 47, 48 ir 60 numeriai. Tačiau gavus šių numerių titulinės nuotraukas paaiškėjo dar kai kas. Numeris 38, 42, 43 ir 46 ir neabejoju tas pats 67, kurį matote, jį sunkiau identifikuoti, nes neturi jokių antspaudų, buvo panaudoti Savilaidos svetainėje. Ta patvirtina sulygintos nuotraukos bei informacija Savilaidos puslapyje, kaip matote iš projekto partnerių, tai genocido aukų muziejus, šiandieninis okupacijų ir laisvės kovų muziejus. Taigi, kaip matote, paaiškėjo, kad 38, 42, 43 jie buvo panaudoti Savilaidos puslapyje, kurie yra iš okupacijų ir laisvės kovų muziejų. Tai labai lengva jas identifikuoti. Tai žodžiu, čia paaiškėjo, kad yra tie patys egzemplioriai panaudoti. Tik tai Savilaidoje nėra 44, 46 buvo, 47 atsirado, 48, 9 ir 60. Toliau Vilniaus universiteto muziejus pranešęs, kad neturi nei vieno Aušros numerio, pasiūlė pabandyti kreiptis į Vilniaus universiteto biblioteką, galbūt jie turės, tačiau gavau atsakymą, kad taipogi nesaugo, tačiau visai kitas padalinys, tai Šiaulių akademija saugo grafiko Žibunto Mikčio dovanotas leidinio Aušra kopijas. 47 numerį ir 51 numerį, taigi antras jau atsirado 47 egzempliorius ir pirmasis rastas 51 numeris. Kaip jau buvau užsiminusi, stengiausi sukontaktuoti ir su vakarais, tad laišką atgal pavyko gauti ir iš Lietuvių pasaulio centro, tačiau su atsakymu, kad jie neturi specialaus archyvo, kuriame saugotų periodinius leidinius ir knygas. Visgi jie pasiūlė pabandyti kreiptis į Robertą Vitą, kuris yra Lituanistikos tyrimų centro tarybos pirmininkas. Tad laišką nusinčiau ir jam ir beje iki šio momento jau buvau internete susipažinusi, kad Lituanistikos tyrimų centras saugo Jono Dainausko archyvą, kuriame turėtų būti Aušros kopijų ir aišku Aušros tomų komplektų. Ir Robertas su manimi susisiekė atgal ir pažadėjo, jog patikrins archyvą po naujų metų. Laišką atgal jau gavau iš Indrės Antanaitis Jacobs,
Lituanistikos tyrimų centro direktorės, jinai informavo, kad jai teko vykti į Čikagą ir patikrinti Dainausko archyvą ir jame rado net 15 iš mano ieškotų Aušros numerių. 37, 39, manau, net neverta vardinti, nes jų yra tikrai nemažai, tad parodysiu. Šioje vietoje svarbu pasidalinti ir Indrės komentarais. Rastas ir 36 numeris, kurio dėja tik tais pirmi puslapiai, tai to neskaičiuoju. Toliau cituoju, yra nemažai medžiagos, kiekvienas numeris tarp 26 ir 35 puslapių. Daug puslapių ne per geriausios kokybės. Daug kur ant šių numerių pirmojo puslapio užstampuota Lithuanian Information Center Brooklyn, New York. Gal tai kitas galimas šaltinis. Lithuanian Information Center archyvas yra pervežtas į LCVA ir atrodo, kad jį tvarko ir peržiūrė Gintė Damušytė. Tad iš karto kreipiausi į LCVA ir atsakymą iš archyvo sulaukiau, kad archyvas nesauganti sovietinio pasipriešinimo leidinio Aušra numerių ir toliau cituoju LCVA. Ar tarp mūsų archyvą pasiekusio Lithuanian Information Center fondo dokumentų gali būti nors vienas jūsų minėto leidinio numeris, atsakyti negalime, nes kaip tik tais dabar pradėjome tvarkyti šį iš Alkos gautą fondą. Fondo tvarkymo darbus planuojame baigti 25 metais ir jeigu tvarkymo metu kažką aptiksime, būtinai jūs informuosime. Taigi ir čia ateitis dar daug ko gali atskleisti. Bet kokiu atveju pilnai paaiškėjo, ką galime atrasti Čikagoje Dainausko archyve. Sužinojame, kur saugome iki šiol tyrime neatrasti 39, 40, 41, 52, 55 ir 56 numeriai. Ir kaip minėjo Aušra iš The Open University, archyvose gauta medžiaga iš vakarų vis dar kataloguojama. Pati dirbu spaudos saugykloje ir puikiai suprantu, kiek tokie darbai gali užtrukti. Taip prieinu ir prie Kauno arkivyskupijos muziejaus su atsakymu iš muziejaus direktoriaus, kad saugomas tik tais vienas popierinis Aušros egzempliorius, 24, tačiau laiške buvo dar įdomesnių naujienų, jog muziejuje yra keletas fotojuostelių su Aušros numeriais, ogi net ne keletas, o visi šie numeriai, tad kaip matome iš mūsų ieškotų, tikrai nemažai nuo 36 iki 56 numerio. Laiške buvo pasiūlymas, jog jei numerių dar neradau kitur ir karo muziejui vis dar būtų reikalinga, suteiktų galimybę peržiūrėti ir netgi suskaitmeninti šias juosteles. Ir iki šiol nebuvau uždėjus varnelės ant pilno 36 numerio. Taip, iš vieno laiško paaiškėjo, kur čia pat šalia Kaune, kiek kitokių formatų saugomi pamesti visi šie Aušros numeriai. Taipogi pokalbis su direktoriumi prasitęsė ir atrašiau, kad jie mūsų muziejai šiuo metu suskaitmeninti jų negali, tačiau atlikti šį reikšmingą darbą nukreipiau į Čiurlionio muziejų, kuris turi tikrai labai puikią ir galingą skaitmeninimo įrangą. Paskutinis kontaktas, kuriam išsiunčiau laišką dėl Aušros, tai kultūrinės veiklos vadybininkas Dalios Grinkevičiūtės ekspozicijoje Memoriale Laukuvoje Antanas Ivinskis, ir jisai atrašė, jog patikrins 2 privačias saugyklas Žemaitijoje ir Kaune. Ir rezultate jis man pranešė, kad rado Aušros 60 numerį ir Dainausko tomus, tai čia rasta Aušra kažkieno privačioje kolekcijoje. Ir taip atrodo spalvotai Čikagoje išleisti Aušros tomai, kuriuos taipogi aptiko. Dabar archyvų ir žiniasklaidos pagalbos aptarimas, tai kiek teko panagrinėti elektroninio archyvo informacinę sistemą greituoju būdu, informacijos apie Aušrą tyrimams tikrai galime atrasti. Mano atveju paieška buvo vykdoma pagal raktažodį Aušra, tad atkreipiau dėmesį, kad informacijos galima rasti tik tiek, kiek jos yra suvesta sistemoje. Tai yra, jeigu žodis Aušra koreliuoja bylos pavadinime, apyraše, fonde ar pačios bylos aprašyme. Ir dar kartą atsimenant Aušros iš The Open University leitmotyvą, šis darbas yra panašus kaip ieškant aukso ir pati irgi suprantu ir žinau, kad darbas archyvuose tai atskiras tyrimas, kuriuo metu niekada negali žinoti, ką rasti. Ir
bylas dažnai sudaro ir keli šimtai puslapių ir daugiau, ir kiekvienas lapas nėra atskirai aprašytas. Ir darbas gali užtrukti net kelis mėnesius, bet sugrįžkim, ką lengvuoju būdu pagal raktažodį aušra galime atrasti. Ir tai galite atkreipti dėmesį į hierarchiją, tai fondą, apyrašą, viduryje jau bylos pavadinimas ir kokiame archyve yra saugoma. Tai kaip matote, 16 numerį galime atrasti naujajame valstybės archyve, straipsnių atskirų iš aušros, taipogi valstybės archyve naujajame galime atrasti būtent 60 aušros numerį, būtent Alfonso Svarinsko fonde, kuris yra saugomas irgi naujajame valstybės archyve. Ir taipogi toliau prasideda jau minėtos KGB bylos, tai irgi apie aušros platintojus, apie aušros numerius. Jie yra saugomi ypatingajame archyve. Čia jau tekstas galbūt netaip matosi, tai yra irgi KGB padalinių nurodymai, pažymos, KGB Rokiškio rajono poskyrio susirašinėjimai su KGB padaliniais, dokumentai, autorių paieška, išrašas iš antisovietinio leidinio Aušra ir antisovietinių dokumentų fotokopijos. Ir taipogi irgi KGB 5-osios tarnybos planas ir pažyma dėl leidinių, kronikos, aušros, leidėjų išaiškinimo ir taipogi irgi pažyma dėl irgi autorių šių paieškos. Tad kaip matome, net ir perinant archyvus iš tiesų paviršutiniškai, ką ir padariau tiesiog namų sąlygom prie kompiuterio, jau žinotume ateičiai, už ko būtų galima užsikabinti tyrimams. Ir beje, kaip matome, iš archyvų sužinojame apie dar vieną aušros 60 numerį. Ir ties čia noriu prisiminti Virginijaus Gasiliūno spėjimus dėl to misinio 61 numerio, ar jis yra. Kai kurie straipsniai apie aušrą ar savilaidą LT puslapis sako, jog yra, galbūt iš auditorijos šiandien išgirsime aiškesnių atsakymų. Ir iš vienos pusės tikrai būtų labai simboliška aušrą užbaigti su skliausteliuose šimtiniais numeriais, tai yra 60 numeris, pratęsiant iki tęstinės Basanavičiaus šimtinio aušros numerio. Tad dar pristatysiu iš tiesų paskutinį savo paieškų vaisių, kaip minėjau, žiniasklaidos pagalba, ir šiuo atveju kaip greitesnį komunikacijos būdą ir galimybę vienu ypu apimti platesnę auditoriją pasinaudojau Vytauto Didžiojo karo muziejaus Facebook'o puslapio pagalba ir gruodžio viduryje paskelbėme įrašą dėl ieškomų aušrų. Iš viso sulaukėme net, kaip matote, virš 700 patiktukų, visgi komentarai ir žinutės taipogi tik tais ten nuvedė iki pasiūlymų pabandyti apsilankyti archyvuose ar bibliotekose, muziejuose. Tačiau viename komentare buvo paminėta, kad asmuo aušros numerį perdavė Kretingos muziejui. Tai čia irgi tas pats pavyzdys, kad negalima nurašyti provincijos muziejų. Tad laišką įsiunčiau ir Kretingos muziejui, tačiau jie atsakė, jog visgi jokių aušrų jie nesaugo. Tad atrodytų nors ir labai daug patiktukų ir peržiūrų, tačiau ši žiniasklaidos priemonė tyrime neįtin pasitvirtino. Tad po ilgo ir gana kryvo mano detektyvo pasakojimo norėčiau prieiti prie tų galutinių jau pilnai atšlifuotų tyrimo išvadų. Ir būtent dirbus elektroninių laiškų pagalba išaiškėjo, kad Birštono okupacijų ir laisvės kovų, Kauno arkivyskupijos muziejuje, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje, Lituanistikos tyrimo centro Dainausko archyve ir privačioje saugykloje kaip originalai, kopijos ar foto juostelės yra rasti visi šie aušrų numeriai. Taigi net išieškotų 26, jeigu priskaičiuotume tą misinį 61 numerį, rasti 19 ir nerasti šie 7 numeriai, taipogi priskaičiuojant tą mistinį 61 numerį. Tad
nebijoju, kad ieškoti, bet nerasti numeriai yra kažkur saugomi, kažkieno namų stalčiuose ar lentynuose, o galbūt ir Lietuvos ar užsienio kultūrinėse, mokslinėse ar kitose atminimo įstaigose, kurios su manimi taip ir atgal nesusisiekė, o galbūt kurioms aš pati neparašiau. Ir galbūt dar kart sykį viešai kreipiantis interneto ir kitos žiniasklaidos būdu ieškomų numerių savininkai atsilieptų. Tikiu, kad šį tyrimą ar detektyvą dar tikrai galima pratęsti, tą paantrina ir paprastos internetinės komunikacijos gale, kad galima iš tiesų susisiekti su visu pasauliu ir, kaip matėme, sulaukti tikrai ilgos pagalbos grandinės. Ir užbaigiant pranešimą norėčiau viešai padėkoti visoms atsiliepusioms institucijoms ir visiems asmenims, kuriuos pristačiau laiške, bei kurių idėjomis ir pasiūlymais pavyko šiandien pasidalinti ir su jumis. Ačiū.